Sveiki visi, mano vardas Vaidas ir aš noriu pasidalinti sapnu, kurį šiąnakt sapnavau. Aš esu krikščionis tikintis, atsiverčiau prieš 3 viršaus metų, bet gyvas tas tikėjimas atėjo prieš mėnesį, gal daugiau, tas toks šventosios dvasios prisilietimas. Aišku, aš krikštinausi antrą kartą, rugpjūčio 16 dieną pernais metais pasikrikštinau Jėzaus Kristaus vardu. Ne, kaip matau parašyta Dievo, Sūnaus ir Šventosios dvasios, tai pasirodo pridėta yra, nes originaliame nebuvo šito. Bet būtent apaštalai krikštino Jėzaus Kristaus vardu, tad ir aš pasikrikštinau Jėzaus Kristaus vardu. Tad, ką noriu pasakyti apie savo sapną. Aš vakar vakare meldžiausi, nes prieš tai kelis vakarus sapnavau, netokį geri tie sapnai buvo. Ir prašau viešpaties Jėzaus Kristaus, kad jis prisiliestų, kad jis apsireikštų, kad jis sustiprintų, kad nebūtų tie sapnai tokie, kokius sapnavau, nes kažkaip keistai, bet negalėjau kontroliuoti sapnų. Šiaip visą laiką aš sapnus kontroliuoju. Aš jeigu suvokiu, suprantu, kad sapnuoju, tai žinoma, aš ten skraidau ar dar kažką darau, ten tokius dalykus. Bet tada kažkaip neėjau man. Bet praeitą naktį aš vakarą meldžiausi ir šią naktį aš sapnavau mus tikinčių žmonės, nežinau, kas tie buvo tikinti, bet žinau, kad grupelė žmonių tikinčių. Ir mes, kad kažkur mieste ar kur buvom kažkokio įstaigoje, kuri kaip ir tyria Dievo egzistavimą, kažką tokio. Ir aš su tuo žmogumi, ar mokslininkas, ar kas jisai ten, aš jam sakau, svarbiausias yra viešpats Jėzus Kristus, kad juo įtikėtumėm ir pasitikėtumėm. Ir sakau, noriu šiam sakyti, Jėzui Kristui skaudu, kai žmonės jį atmeta, kai jo nepriima, bet taip neina sakyti ir tokį širdį skausmą jaučiu, taip kaip lyg pats Jėzus Kristus norėtų pasakyti ir tą skausmą, kokį jis jaučia, tokį, kad neapsakomas, iš tikrųjų tas toksai, nežinau, spaudimas toks širdį. Tai toks vienas epizodas buvo, o kitas epizodas buvo, sapnavau savo pažįstamą tokį buvusį bendradarbį, seną buvusį bendradarbį. Nežinau kodėl jį, bet būtent jį sapnavau ir kažkaip su ta grupelė žmonių, sakau, kažkaip eit ir jam reikia paskelbti gerąją naujieną ir aš jam sakau, įtikėk į viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas, nes kitaip tu būsi pasmerktas, tavęs laukia amžina kančia, pragaras tai vadinamas. Tai ir aš per tą, iš tikrųjų, kaip atsibudau, aš supratau, suvokiau, kad būtent Jėzus Kristus norėjo pasakyti, man ir patvirtinu, kad aš teisingam kelyje, kad būtent su viešpačiu Jėzumi Kristumi, kad teisingam kelyje. Ir galbūt tas toksai, kad man pačiam iš tikrųjų nėra lengva skelbti Evangeliją, ten pažįstamiem ar nepažįstamiem sutiktiem žmonėms skelbti Evangeliją, man nėra tai lengva, aš nesu drąsus toksai labai, kad imčiau nepažįstamų žmogų ir sakyti, taip tarp savo artimųjų, taip aš pasikalbu, aš pasakau, nebent su kažkuo išsirutuliuoju kažkokią temą, tai pasakau. Bet kas svarbiausia, kad žmonės įtikėtų į viešpatį Jėzų Kristų, nes ką aš supratau, kad Jėzui Kristui skauda širdį, jam skaudu, kaip žmonės jį atmeta jo auką, kurią iš tikrųjų jisai atliko prieš 2000 viršaus metų. Ir Dievo šitą planą žmonės atmeta ir tai yra negerai, nes žmonės su pasaulėju, jie nuėjo į pasaulį, o pasaulis, šio pasaulio kunigaikštis yra velnias ir jisai užurpuoja pinigais, karjera, valdžia, šlove, ten visokiu populiarumu, ten kokie influenceriai ar dar kas nors, jie yra užurpuoti iš tikrųjų to pasaulio kunigaikščių, tai yra velnio. Žmonės turi atsiversti į viešpatį Jėzų Kristų, priimti jį kaip savo viešpatį, kaip savo gelbėtoją, nes tik tai jisai yra kelias, tiesa ir gyvenimas ir niekas nenueis pas tėvą, kaip tik tai per Jėzų Kristų. Būtent šios žodžius Jėzus Kristus yra pasakęs Evangelijose, kad būtent per jį nueisime mes pas Dievą. Ir kaip sako, yra daug kelių pas Dievą? Ne. Dievas turi daug kelių, kiekvienam asmeniškai kelią turi taip ateiti pas jį. Bet pas Dievą mes einam tik per viešpatį Jėzų Kristų. Ne joga, ne šivaizmas, ne krišnaizmas, ne budizmas, ne dar kažkokie kitokie, kuriuos aš žinoma tikėjau į Dievą, savaip tikėjau, siekiau, bandžiau per šitos dalykus rasti, bet manęs neužpildė.
Ir kaip būtent įtikėjau viešpatį Jėzų Kristų, kaip Dievas atvedė, kaip ir Jėzus Kristus yra pasakęs, Dievas atveda pas Jėzų Kristų ir Jėzus Kristus to neatstums. Ir Dievas kaip atvedė mane pas savo sūnų Jėzų Kristų, aš tada įtikėjau ir aš vidumi, žinoma, tada tai pajutau savo vidumi, kad jisai iš ties atpirko mano nuodėmes, mano kaltes, kur iš tikrųjų mano tos nuodėmės buvo tokios, kad aš vertas akmenim užmėtytis į pražodį, bet viešpats Dievas yra geras, jis pasigailėjo ir jis atvedė pas savo sūnų Jėzų Kristų. Tai vat būtent Jėzus Kristus, jis užpildė tą vidų, ko aš visą laiką trošau, atrodo, ten to jogų, ten ir tas asanas dariau, ten tuos visus dalykus pasiekiau, ir tas lankstumas, viskas ten buvo, bet tas neužpildė, tai paviršutiniai dalykai. Žinoma, ten buvo dar kažkada, jau kai visko buvau nusivylęs, dar Pakylėtų valdovų knygas skaičiau ten pasiklydusias ten. Petraitinis, kokius ten Violetus ar kokius ten, neatsimenu, bet tiksliai, bet Petraitinį lygtis pavardė. Tai skaičiau tas knygas, bet man vienas užstrigo, aš pasigūglinau apie tą žmogų, kur jinai Pakylėtoje valdovė, ir pasižiūrėjau, kad jinai satanistė, ten buvo baisus dalykai, verčiau tas knygas ir padėjau, paskui žinoma, kaip įtikėjau, tai sudeginau už tas visas knygas. Tad tad žmonės, sekite viešpačiu Jėzumi Kristumi, skaitykite Dievo žodį, tai yra Biblija, ne galima krikščioniškas kokias knygas, nes visus tos pasaulietiškos knygos, jos šlamštas mūsų smegenims, kaip ir filmai, muzika, visa pasaulietinė, tai yra šlamštas mūsų smegenim, užkemša mūsų tik smegenis. Šitą aš supratau, nes aš pats iš tikrųjų gyvam tam tikėjime, tai prieš mėnesį viršaus tik tai šventosios dvasios prisilietimą, Dievo dvasios prisilietimą, tik tai gavau. Ir supratau, kad ir tuos apreiškimus gavau, nes iš tikrųjų irgi ten turėjau pasaulietinės muzikos, filmų, ten turėjau kažką galvojau žiūrėti, ištryniau viską, nes ne, viešpats Jėzus Kristus, jisai yra siauras kelias ir juo reikia pasitikėti ir juo sekti tai, ką jis mokina, ką jisai parašęs Evangelijose ir kas apaštalų parašyti, žinoma, visą Bibliją ir Senasis testamentas mes galim pažinoti, koks Dievas yra ir buvo, koks jisai yra, jau įstatymai duoti iš tikrųjų, kurie nekintantis, ne kaip pakeisti katalikų įstatymai, ar ten, pavyzdžiui, sako, prašykite Marijos užtarimų, ne, reikia prašyti Jėzaus Kristaus, nes vienintelis tarpininkas Jėzus Kristus, būtent jisai tarpininkas ir jį reikia kreiptis. Tad aš remiuosi Bibliją, ne kažkuo kitu, bet aš remiuosi Bibliją, tai kas Biblijoje parašyta. Tai būtent sekite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir skaitykite asmeniškai šventąjį raštą ir prašykite šventosios dvasios Dievo, prašykite, kad Jėzaus Kristaus vardu, kad siųstų jums šventą dvasią, kad jūs suprastumėte, suvoktumėte tą žodį, nes tik tai jums apreikš, nes aš Bibliją skaitau Senąjį testamentą 4 kartą, o Naująjį testamentą ar 10 ar 11 kartą skaitau. Ir aš kaip prieš tą mėnesį viršaus gyvą tą prisilietimą Dievo pajutau, aš supratau ir pajutau, kad aš skaitau šventą raštą, aš kitaip suprantu jį, dar man išlenda daug visokių tokių dalykų, kurių atrodo tada, kai skaičiau, nesupratau. Tad sekite būtent viešpačiu Jėzumi Kristumi. Aišku, aš rekomenduoju pasikrikštinti atgailos krikštu, įtikėti į viešpatį Jėzų Kristų, Jėzaus Kristaus vardu pasikrikštinti, ne tų, kur mato ten pakeista yra tėvas, sūnus ir šventoji dvasia, nes sūnus nieks nežino, kas tas sūnus, gali būti ir pats velnias. Tad Jėzaus Kristaus vardu, kaip yra apaštalų darbuose rašoma, ne 7 ar kelis kartus būtent rašo, kad Jėzaus Kristaus vardu pasikrikštinti. Tad linkiu to visiems sekti būtent viešpačiu Jėzumi Kristumi, nes jis yra išgelbėjimas, nes kaip jis sugrįš antrą kartą, tada jau nebebus malonės, tada bus teismo laikas ir jau tada galėsite atgalauti, neatgalavę, jau nieks nebepadės. Bet dabar, kol yra malonės laikas, jūs turite galimybę atgalauti ir meldžiu, kad jūs atgalautumėte. Žinoma, aš meldžiu už daugelį žmonių ir už viso pasaulio žmonės, ypač už tuos paklydusius, ten tie, kur užsiima kortom visokiom, būrimais, astronomijom, astrofizikom, raganavimais, okultizmais, aš labai meldžiuosi už tos žmonės ir aš ką matau internete, kad atsiverčia tie žmonės, kiti atsiverčia užsienį, mačiau būtent atsiverčia. Tai džiaugiuosi iš tikrųjų, nes Dievas išgirsta mūsų maldas, nes ne aš vienas meldžiasi daug žmonių. Iš tikrųjų ir už taiką, už pasaulį, už Lietuvos gerovę, už visus žmonės meldžiasi žmonės, nes būtent tik tikinčių žmonių šis pasaulis laikosi ant tikinčių žmonių, nes jeigu netikėtų visi būtų pasmerkti, kaip ir aš žinau situacijų, kad Ukrainoje labai okultizmai visokie ten raganavimai, labai baisus dalykai ir iš tikrųjų Dievas apleido ją, Ukraina apleido, tad ir siuntė karą. Tad žinoma, aš tuo remiuosi, kas Biblijoje parašyta, kas ten aiškinama, kas ten sakoma.
Tai va, sekite būtent viešpačiu Jėzumi Kristumi, jo keliu, ne kažkieno kitų, o Jėzaus Kristus keliu. Amen.